Prie Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto yra įsikūręs Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubas ALL, kitaip tariant, aktyviai leidžiantis laiką. Apie klubo veiklą pasakoja jo nariai. Tai papasako, kodėl įkūrė šitą klubą, kada klubas įsikūrė ir kokiu tikslu, pagrindinis koks tikslas. Pagrindinis tikslas tai, kad skatinti žmonės aktyviai leisti laiką, nes turime problemą, kad Lietuva pagal aktyviai sportuojančių, leidžiančių laiką gamtoje ir tiesiog judančių žmonių skaičių procentaliai yra ES dugne. Taip pat esu rekreacijos turizmo katedros dėstytojas ir būtent tiems studentams tai yra pats aktualiausias dalykas, būtent žmonių aktyvinimas, keliavimas ir panašiai. Ir klubo pagrindinis tikslas yra aktyviai ir turiningai leisti savo laisvalaikį. O kurtas jis yra praėjusių metų birželio pabaigoje, tai praktiškai šiemet jau švęsime 1 metų gimtadienį. Tai ką spėjot nuveikti per tuos beveik 1 metus? Spėjome iš tikrųjų nemažai, nes pradėjome nuo to, kad sukūrėm taisyklės ir rimtas, kad taikome į rimtą organizaciją. O per mėnesį stengiamės turėti 3 veiklas, kad viena būtų aktyvi, viena būtų turininga, ir viena išvyka tolimesnė, kuri reikalauja šiek tiek ir daugiau lėšų. Tai viso per tos 8 mėnesius jau turėjome apie kažkur tais 35 veiklas. Pagrindė tai stengiamės keliauti ir pažinti visų pirma savo kraštą, tai yra Lietuvą. Tai šių metų yra tema Lietuvos nacionaliniai ir regioniniai parkai. Kitais metais bus tema kitokia, vėlgi spręsim visi bendrai. Tai šių metų ir tikslas tiesiog pažinti savo gimtąjį kraštą. Kiek narių turite? Šiuo metu turime pilnateisių 11 narių, taip pat yra 7 kandidatai, kurie ruošiasi rimtai įstoti į klubą. Ir turime tai aktyvų rezervą, tai reiškia žmonėms, kurie yra ir studentams taip pat, kurie yra užsiėmę, bet nori dalyvauti vienoje ar kitoje veikloje. Tiesiog jie priklauso aktyviam rezervui, kur esant norui ir galimybėms sudalyvauja. Nes šiaip mūsų veiklose vidutiniškai dalyvauja apie 15 žmonių. Tai kodėl nusprendė prisijungti prie šio klubo? Tiesiog vienas pažįstamas pasiūlė, sako, kad mes turim tokį klubą, kuriame aktyviai laisvalaikį leidžiame. Ir čia daug veiklų, daug visokių tai užsiėmimų, įdomų žmonės, organizuoti veiklas. Tiesiog nereikia čia ateiti ir nereikia sakyti, einam, darom. Tiesiog čia visi to nori. Visi sako, viskas, jėga, varom, jėgelė. Kažkaip, labai faina. Daugelis iš tų žmonių yra iš Klaipėdos universiteto kažkokių tai laidų ir mes esame visi daugmaž pažįstami, visi žinojom vienas kitą, bet ne su visais taip pat susiję bendrauti. O dabar, kai sustojau, pasirodo, kad visi pažįstami, visi viską žino ir labai smagu. Aktyviai leidžiam laiką, tiesiog ne tik žaidžiam, ne tik turistaujam, prašiausiai susitinkam su draugais. Pas mane visi draugai truputėlį prie tokio pasyvumo yra. Tai kai aš kažką organizuodavau, tai sakydavau, laiko neturiu, tingiu, nes su dviračiais iki Palangos arba iki Nidos, tai jau pakankamai reikia to aktyvumo turėti. Tai iš tikrųjų reikia dėkoti Edgarui už šitą klubo sukūrimą. Tai kokiose veiklose pagrindė dalyvauji? Beveik visose. Tai kad viskas, norisi visko išmėginti ir tą dažasvidį ir su baidarėmis, ir netgi pėstute tokį atstumą eiti kaip nuo Klaipėdos iki Palangos, tai čia, sakykime, jau tikrai ne kiekvienas, man atrodo, pasiryžtų.